Na tai Mykolai, kaip sakoma, one and done, atėjai, padarai ir ramu. Kaip pats vertini savo metimą? Viskas vertinu pozityviai, toks ir buvo planas pirmo bandymo praeiti finalą, kad sudeginti kuo mažiau emocijų, kuo mažiau nervų, išsaugoti energiją, tai viskas vyko puikiai ir patenkintas rezultatu. Sąlygos, oras, sektorius, kaip vertini? Viskas puikiai, nėra ko skųstis, šilta, geras oras, sektorius irgi geras, tai viskas puikiai, sąlygos idealios. Turbūt ir jūs matėt pirmosios grupės rezultatus, kalbėjo ir Andrius Gudžius, ir brolis Martynas, kad kažkaip pasiektis norimus rezultatus buvo sudėtinga. Turit kažkokių paaiškinimų? Tai nežinau, šiaip tai kvalifikacija yra visai gali būti, man irgi kai kuriais metais sunkiau sekasi, kai kuriais lengviau, tai visko būna ir tikiuosi, kad praeis, tikiuosi, kad užteks rezultatų ir pateks į finalą. Kiek Mykolo Aleknos pamatėm tame pirmajame metime? Nežinau, sunku įvertinti, bet pasitikėjimas savimi yra ir tikiuosi, kad finale pavyks mes toliau. Turbūt jau dažnai, jau nekartą teko kalbėti apie tą įspūdingą sugrįžimą po traumos, bet vis tiek žmonėm vis dar įdomu ir turbūt labiausiai norėtųsi patarimo žmonėm, kurie galbūt, kaip sakant, straglina ir galvoja, kad jau viskas, jau aš galbūt niekur nebedalyvausiu, gal dar kažką, nebūtinai sporte. Koks galėtų būti patarimas žmonėm, kur atrodo, kad duobėje gilioje yra, bet va, to pavyzdys rodo, kad viską įmanoma. Nu tai nepasiduot, aš manau, vis tiek, kai įveiki tokius sunkumus, tokias traumas, tokias duobes, tada viskas kaupiasi į patirtį ir aš manau, ilgoje perspektyvoje tai tik išeina į naudą, kaip aš tikiu, kad man irgi gavau patirties, gavau kiek kitokių treniruočių ir aš manau, kad esu geresnė savo versiją, negu buvau prieš traumą. Ir kokie dabar žingsniai iki kitų tavo metimų, kaip atsigauni prastai? Tai grįšiu, pasidarysim lengvą treniruotę. Pabūsim su komanda, gal pažaisim kokius žaidimus, biški tą dėmesį atitraukti nuo sporto, pailsinti ir galvą, ir mintis, gerai išsimiegoti ir tada jau lauks finalas. Tai kokie tie žaidimai, gal žmonės pažais ir ta sėkmė aplankys juos ir kitose srityse? Įvairiai pažaidėm ir su žaidimų konsolėm ir kortom, tai įvairiai.